Aš prieitam podcast'e, atsimenu, sakiau tą patį, kad nebandykit kažko įrodyti, atvažiavę pas mus. Kodėl pas jūs tiek daug kaimiečių? Čia apie kurį kalbėjo. Jo, girdėjau, kažkas sakė, kad esam pasikėlę. Ne Nieko šiaip, tu yra, neparodysi. ne šiaip yra tas posakis hold my beer ir tada po to Taip, seka, žinai, kažkokia tai nesąmonė, nes kitais. Gal reikėtų ir mums teisę išlaikyti jau pagaliau. Kažkaip jau gal. Tai tuo jis daro arbatą, tai va atneš, kad nesimaišytų po to į kadrą, žinai, tipo. Arbatą daro? Ar paauglystėje važinėdavot motoroleriais? Daugiau tvarkydavau, nei važinėdavau, tai nežinau, ar galim pavadinti. Sveiki. Nu ką, po ilgo laiko vėl susitikom visi kartu ir padarysim podcastą. Kai kurie negalėjo daryti, kai kurie buvo uždaryti. Tai va, pradėsim naują podcastą, dabar kas kokį mėnesį tikrai. Turim užduotų daug klausimų. Daug neatsakytų nuo praeitų metų dar. Kabo dar. Ir ką, važiuojam. Nu tai kaip jūsų šiaip žiema? Na, čia tavo pirmas klausimas. Ne, čia mano pirmas klausimas. Ką veikėt? Kaip ką veikiam? Mes važinėjom su Jandurkiam. Jonas namą stato. Jūs, mes. Nu, tai Kalinelis veikia. tavo paskutinė kelionė su Endurkė, tai kada buvo? Jo, po 3-9 keičiu variklį. Taip gaunasi. Tai, Tai va. kiek dar liko? Tai kol nenuvažiuosiu į garažą, neištrauksiu variklį, nieko nebus, žinai. Nu, va, tai taip ir yra, kad tipo, tiek jau nedaug reikia, bet dar. Nu, tai taip gaunasi, žinai, kai dabar jau kuo toliau, to mažiau laiko. Bet va, gera žiema, visą žiemą roketų nereikėjo, savo ramiai, žinai, tipo, visur smėliukas, viską, žinai. Tai, va. Tai nieko, tu jau greit pavasaris, tu įtrauksim jau normalius mocus, išvažiuosim į kelius. Kažką per žiemą pavyko padaryti, mocam, darėt, nedarėt, nes aš kaip pastačiau po paskutinio važinėjimo, taip net numeriai dar užlinkti. Aš gavau dovanų, lipdukus, dar neuždėjau, aišku. Daryti nieko nedariau, vienas yra pardavimui, kitas irgi pardavimui, nes norisi atsinaujinti. Nu ir kaip tau tas naujas? Na, jeigu sparnus pritrumpinčiau, visai būtų nieko. Man tie sparnai tokie ilgi, ten tokie dideli, taip mane neveža, ten, nežinau, ne mano ten. Nu bet gerai, va, jie įdėjo tą Gen 3, žinai, tą šarką tokį, supranti. Nu, tas, jo, bet vat, sparnus galėjo truputį viški primažinti. Vat, to prieš tai modelio visai viskas buvo dar normaliai, jau priprantama, žinai. Dabar dar didesnius padarė. Nu bet čia matai, čia neišvengiama, dabar visi prie to eina, žinai, tai čia toksai... Taip, nu, kaip ir BMW. Čia aerodinamika, kad vienkės nekiltų, žinai, kad negalėtum sakyti policijai, oi, čia netyčia nuo galios pakilo, nuo greičio ir panašiai. Arba kai tik pervirsta. Tai žinai, bet tai ta aerodinamika, tai ten, žinai, funkciją atlieka prie beveik 300, žinai. Na jo, pas mus tiek nevažiuojam, nevalyt mūsų mocai. Tai va. Nu ką, nežinau, turim daug klausimų. Pamėginsim visus atsakyti per šį podcastą. Jeigu neišeis, tai per kitą. Jeigu stiklinės neištuštinsi, tai atsakysim. Coca-Cola, nu. Tai va, nu pradėk, man pirmą. Klausimą Tai užduok. pirmas svarbiausias klausimas, ar primate kartu pasivažinėti, pabendrauti pradedančiuosius? Aišku, oi, jis yra jo. Ne, taigi visada, tai visą laiką apie tai ir šnekama, kad taigi važiuokit, taigi nebijokit ateiti pasisveikinti darkšą. Tai čia... Aš kaip ir esu gyvas to pavyzdys, kad įmanoma, nes aš prisijungiau prie Blade Riderių, dar jų nebuvo realiai. Tai vien nieko nemokėdamas, netyčia parašiau Ignui, Ignas sako, važiuos ratuką ir važiuokit. Tai nuo tos dienos ir pasilikau, supratau, kad jeigu jie taip važiuoja ir aš taip galiu važiuoti, tai patikėkit, buvau žalės apie vienkės ir panašiai, net nebuvo kalbos. Dar fanarus gydėsi, kad tau nesigavo tos vienkės, tai biškimas, taip daužėme. Nu, tai va, aš tai atsimenu, Ignas iš vis atvažiavo, supranti, jisai atvažiavo kaip patarėjas mocą pirkti, žinai, tipo, aš ten pardavinėjau tokiam taške. Jisai atvažiavo, žinai, tai man skambina, sako, čia dėl motociklo, ten, kada galim susitikti, žinai, po to atvaro žiūriu, kad mano draugelis, nu, tipo, aš jį pažįstu dar nuo mokyklos laikų, žinai, su Ignu atvaro, tipo, jau ten tas ekspertas atsisėdo, pravažiavo, sako, ką, žinau, normalus tas mocas, tipo, nu, realiai. Toks, žinai, kai būna, ten ateina, matuoja, ten stabdžių diskų stori, ploti, ten, žinai, tokie, kur čia kas bėga, kas nebėga. Ignas pažiūrėjo, du ratai yra, gerai užsikūrė, važiuojam. Pravažiavau, vienkė kyla, ai gerai, nu ką Tu galvoji, savo kitaip mocus perka.
Tai aš tada Kaip dar... ir mašinas, kapotų netidarau. Tai aš Tai tada, žmonės sako, nenori patikrinti. Jo, gerai. tai aš tada dar turėjau tą RC8. Atsimintas baltas. Jo. Toksai. Po to išvažiavo į Norvegiją kažkur, tai ten, žinai. Bet gal ir gerai, žinai, taip, ten toks produktas, kur sunku parduoti ir niekam jo nereikia. Tai va, dėl to klausimo tikrai jo galima įstot, linelis veda ratukus, tikrai rašom ir dedam storius, kada išvažiuojam. Tai junkitės prie linelio, kas norit pradžiai pamėginti, yra lėtesni ratukai ir greitesni, irgi tenai mesim storius, rečiau važiuojam, bet kai galim išvažiuoti, tikrai visada darom storius, darom ratukus. Ir sakyt, ir junkitės, ir į klubą, kaip sakyt, galit stot, bet būkit tokie daugiau, kad kurie ne tik hanerį stovi, bet važiuoja. Ir daugiau idėjininkai su savo idėjom, su savo kažkokiais, nežinau, pasiūlymais. Tai va, tie ratukai, tai atvažiuokit, pasivažiuosim, po to, jeigu jūs ten norėsit, nusiųsiu su greitesniais pravažiuosit. Tolimesniam O po to grįšit pas mane vėl važiuoti. Man gerai ten buvo. Bet jau su daužytais motais. Po to grįšit pas mane vėl pasivažinėti. Tai Išvažiavo čia 20, grįžo 5. taip nebūna. Nu pas mane ką, keli kartai yra buvo, bet irgi kai... Nu, bet tai čia tų pačių žmonių yra, ta prasme, kaltė. Nu, taip, tu nes negali lipti aukščiau ir badyti kažkam, norėt kažkam kažką įrodyti, vardan savo sveikatos. Aš prieitam podcast'e atsimenu sakiau tą patį, kad nebandykit kažko įrodyti atvažiavę pas mus. Nes baigės dažniausiai lūžusiais kaulais, kaklais. Mums nieks nuo to nepasikeičia, bet jums pasikeičia. Tiesiog duokit savo laiko. Tu matai, tai čia ir yra, kad jiems atrodo, kad reikia kažkaip pasivyti, bet žinai, aš buvo vienas iš tų ratukų, buvau suplanavęs didelį ratuką tada. Ir važiavom ir aš iškart sakau, nelenkit manęs. Nu, tipo, jeigu ten kažkas netinka, kitą kartą galite nevažiuoti, ten, jeigu per lėtai ir dar kažkas, nelenkit manęs. 2 mocai aplenkė mane, vienas kažkur tai ten pas kažkokį tai ūkininką ten tarp pušų atsirado. Sekantį kartą, vis tiek, dauguma jau tų ratukų atvažiuoja labai panašus, tie patys žmonės, sakykim, plus nauji dar kažkiek prisijungia. Atvažiuoja, sakau, tai nelenkit manęs, sakau, tai aš ne šiaip, tai prasme, tokius dalykus sakau, vis tiek žinai, kur, kas, kaip. Tai tie posūkiai pasirinkti tą greitį, kad visi iš paskos panašiai važiuotų. Ir tie, kurie atvažiuoja, dažniausiai važiuoja, tipo, aš gale pavažiuosiu. Tai jūs paskaičiuokit, atvažiuoja 60 motociklų. Visi važiuoja, aš pirmas niekada neviršiu, tai prasme, ten greičių, gerai, ten plus ten 10 km. O po to tas, kur paskutinis, ten jau važiuoja plus ten 40, žinai, ir tipo sako, čia žiauriai greit važiuoja. Tai nevažiuoji greitai, tai važiuok prie manęs, tipo, žinai, tai išsitempia tas ratas, ir, ta eilė ir viskas, ir toks gaunas. Bet šiaip tai atvažiuokit, susipažinsim, tada bus drąsiau jums ten ir mieste mūsų sutikus kažkur tai prieit pasveikinti. Aš suprantu, kad, žinai, kai stovi ten 30 mocų, tu atvažiavęs toks, tipo, neįsigi ten, žinai, nesiverši į tą draugų ratą, bet yra drąsesnių, kurie atvaro. Jo, girdėjau, kažkas sakė, kad esam pasikėlę, mes labai tai... Ne, tai žinai, nesam labai, tik atrodom gal. Ne, tai žinai, tu stovi ten šneki su savo kažkokia tai kompanija, žinai, dabar kažkas tai ateina, tipo, labas, žinai, tipo... Nėra tas, kad tu ateisi ir čia tave apsikabins jau ir rankutės pasims ir einam ten važiuojam. Ne, tai faktai. Taip nebus, Ne, palau, jeigu už štuką eurą ateisi, aš taip kabinsiu, man tai ne problema. Kur mažiau. Ne, bet šiaip, žinai, kaip, tai su motociklas, kaip su šitais, kaip su elektromobiliai, žinai, visi tipo sustinka, tai kiek čia nuvažiuoja kilometrų, žinai, toks tipo, nes, apjungia kažkokią tai nesąmonę, žinai, tipo, kad kiek nuvažiuoji su tą mašiną, o kiek žiemą nuvažiuoji, žinai, o kaip krauni, žinai. Tai va, su mocu irgi ten stovi kur nors su šalmu, kokio nors ten, nežinau, parduotuvė eiliai stovi, žinai, kitas ten eina su šalmu, arba šiaip paklausti, tipo, važinėjai, jo važinėjai. Toksai, tai čiagi normalus dalykas. Ne, tai yra žmonės, kurie bijo ten prieit, pakalbėti, nes mūsų gauja stovi, ten, žinai, ten su džempais būna ir, žinai, atsistoja. Aš matau, kad atsistoja, ten stovi, gal ir norėtų, žinai, prieit, bet nebijokit, prieikit, pakalbėkit, sakykit. Bet aišku, ten yra žmonių, kurie ten nevažiuoja kaip pas mus, tik stovi. Aneris tai ateina, paklausė, kiek kartų buvo, sako, tai važiuojam ratuką. Tai visi taip kraipa, žinai, pečiais. Tai mes važiavom, nuo garažo iki Hanerio atvažiavom. Ne, tai dėl to ir sakau, tai kai tą ratuką, aš, pavyzdžiui, kiek yra pavyzdžių, žinai, tai važiuoja ratuką, atvažiuoja ten visi, žinai, niekas nieko nepažįsta realiai. Po to ten po kiek laiko, žinai, iki lintą ratuką atvažiuoja žmonės, kurie vieni kitus, žinai, šiek tiek žino. Bet jis po to atvaro ten kažkur arba jau baigi ratuką ten prie Hanerio, Subačių, dar kažkur ir jau sekantį kartą jis atvažiuoja, jis jau, žinai, jau jam jau viskas, jau jam normaliai, jau žinai. Gal einam prie sekančio klausimą, nes man atrodo, iki ryt nebaigsim. Igno jau stiklinę baigėsi. Dapilkit. Ar paauglystėje važinėdavot motoroleriais?
Aš važinėjau. Panašu iš veido, kad tu važinėdavai. Daugiau tvarkydavau, nei važinėdavau, tai nežinau, ar galim pavadinti. Turėjau. Vėspada. Su drėlė užkūriama į variatorių privirinta veržlė ir užsikurdavo. O tu nevažinėjai? Motoroleriu? Važinėjau į darbą. Tai čia jau žinai. Čia Buvo vaikystė? Piaggio Čia XP Kokia čia 500. vaikystė? Tai dirba nuo 10 Nuo metų. 10 metų ant motociklą uždirbinėjau. Voktis. Ne, jaunystėje, tai ta prasme, vaikystėje tai iš karto buvo javas, ten, žinai. Man tėvai padovanojo turbūt 10 gimtadienio progą kvinki. Tai aš su juo važinėjau ir... Kivinki. Nu jo, ten kinietiški tokie buvo, žinai. Ir aš su juo važinėjau kaime, kur močiutė gyvena, tik žvyrkeliais viską. Tai dabar todėl man kartais būna, taip, žinai, smėlį, aš matau smėlį, jis man kažkur jau užsiprogramavęs, jeigu aš visą vaikystę, žinai, žvyrkeliais pravažinėjau su mopedu, su motoroleriu. Tai pasivažinėjau, po to pardaviau ir tada jau buvo Aeroxą, nusipirkau Yamaha. Tai čia jau buvo jėga, žinai, tipo. Ir va taip kažkaip. Ne, motoroleriu nevažinėjau. Aš važinėjau. Tu važinėjai motoroleriu? Čia Honda ta? Aš atsimenu, pas mus Ignalina buvo atvežę motorollerį. O, ir čia buvo čia toks. Palauk, bet čia buvo geras bairis. Bet geras bairis čia buvo. Čia kažkokia tai buvo, aš nežinau, kažkokios žvaigždės Lietuvos, atsimenu, sako, šitas motorolleris šitos žvaigždės Lietuvos. Pavogtas. Jo, sėlas į koncertus važinėjo. Ignalina. Tai va, dar tada teko pravažiuoti. Bet tu kaip suprasti, atvežė, tipo, tai... Nu, voktą atvežė kažkur tai kažkokio, tai ten, nežinau, dainininko ar kažko. Pavogė motorollerį. Ir jisai atsidūrė kažkaip Ignaliną. Tai teko pravažiuoti su juo. Tai bet žinai, pavyzdžiui, su to voktu, tai aš nuvažiavau Dvarčionyse, tada Vilniui buvo žmogelis, kuris iš Italijos vežė motorolerius. Ir ten pasipilnas garažas, visas Rusys. Nu, aš nuvažiavau, išsirinkom mes motorollerį, palikom užstatą, žinai, ir ten susidarėm, kada atvažiuosim pasimti. Atvažiuojam sekantį kartą, stovi Aeroxas, visiškai naujas. Tipo, nieko nepravažiavęs, ant sėdynės plevelė, viską. Tai davai keičiu, tipo, įmų šitą. Atvažinėjau 2 metus, nuvažiavau 16 000 kilometrų ir tada pasidarė, kad jau reikia registruoti. Nuvežu į registrą, sako, sveikinu, voktas. Tai metus laiko užtruko, kol ten visi teismai atrado, kad Švedijoje kažkur parodoje ten pavogė, tada užregistravo ir aš jau pardavau. Tai va, pasirodo, kad visi važinėjo motoroleriais, nuo to ir pradėjom. Sekantis klausimas. Ar tiesa, kad išmokus važiuoti ant vieno rato, su dviem daugiau nebevažiuoji? Tu dvi. Nežinau, koks klausimas, tokį ir atsakymą šaukdavai. Jeigu nori padangos patupyti, tai faktas, kad važiuojant vienos kamto priekį nedrožti. O jeigu nori ridą sumažinti, ant stopę važiuoji. Bet kaip suprasti? Kaip suprasti? Jeigu tu išmoksti, tai tu ir pasitaikius progai tą padarai. Čia pradžioje turbūt, kai čia turėjome, kai išmoksti vienkės važiuoti, tada stengiasi daugiau ir važiuoti. Neišmoksti, o biški pramoksti tada pastoviai. Stengiasi visur tą vienkę, jo, paskui jau kažkaip. Ne, žinai, tai tas vienkė, tai tu turi įsivertinti, kur tą darai, žinai, tai irgi, kiek sąlygų, kiek visokių, žinai. Mieste gali užmesti, ne? Turim vieną tokį proreidą pravarą. Sako, dėdė, čia aš nevažiavau, kas negalima vinkį. Tai va, sekantis. Ar darote sezono atidarimą ir ar galima prisijungti? Čia biškai kitokia tema, nes čia... Sezono atidarimas ir uždarimas darom. Prisijungti galima tik tai nariams. O narių tapti, tai dabar didesnės atrankos yra, nebus taip, kad ten susimoki nario mokestį ir tampi iš karto nariu. Pasivažinėt, su Lidneliu, ten su Jonu, kas greitesnius ratukus. Ir pasižiūrėsim, ar tu tikrai ten toksai entuziastas esi ir mylėtojas tų motociklų, bet tik neperki tos mocos dėl reklamos, dėl šou ir dėl nuotraukų. Žinai. Mums reikia važiuojančių ir kažkur tikrai tikrų motociklistų. Nuo to, kad kažkas Instagram'e užsitagins ten, tipo, Blade Riders. Blade Riders, žinai, dabar taip daug daro, tai mes ieškom. Geriau pas mus yra ne kiekybė, o geriau kokybę darysim. Taip, reikia išlaikyti šitą dalyką, nes matosi, kai į grupį išauga. Važiuosi, pasivažinėsi daug laiko, pabendrausim, pamatysim, kas per žmogus, ar tu iš tikrųjų važinėjai daug ir tada tikrai prisijungsi ir bus atidarimai, uždarimai. Ir tai nereiškia, tu esi žalės ar jau moki važiuoti, vis tiek, reikia susitapatinti, ar matai, ar su grupė tavo vaibas ar ne vaibas. Ar čia nėra apie važiavimo skilsą, neina kalba, ta prasme. Taip, čia realiai vis tiek grupė yra pagrindė dėl
Na, tai daug kas Kaip galvoja, vienas kad, dyzelis tipo, pasakytų kad aš family. gal negaliu prie jūsų prisijungti dėl to, kad aš ten nemoku važiuoti, ar primsit mane, Aš nes nemokėjau, lėtai sakau, važiuoju. Nu, aš esu- yra Ne, irgi klausimas. tai aš visą laiką tą ir akcentuoju, kad čia nėra, ta prasme, tai mes, nu, tai nei vienas nemokėjom važiuoti, tai kažkaip, nu, taip, tai dar geriau, tai dabar yra, žinai, tau gali kažkokiu tai patarimu, tu dar šio, tai tu tiesiog, žinai, jeigu tu normalus žmogus, tai viskas, o. Lyrinis nukirpimas. Čia vyksta. Nusprendė, kad jam drąsos trūksta. Plius tikrai išmokti, ko yra, tiek aš iš Igno išmokau labai daug dalykų, tai gali Ignas pamokyti, Linas aš galiu pamokyti, Monika gali pamokyti. Ne, nu, tai čia tas, žinai, tas tiesiog, tu, kartais tu matai, kad važiuoja, žinai, duodi kažkokį tipsą, jisai jau matai, jau, kad jam jau geriau sekasi, žinai. Tai čia dabar tiek galimybių yra gautos informacijos, tik tai tu, nu, būk žmogus, normalus, bendrauk ir viskas. Na. Taip. Važiuok, svarbu. Ir turėk norą, jo, važiuoti. Tai Tai dar čia prie to pačią klausimą? Jo. Praleidau. Galime įti sekinį. Paskutinis. Varom. Ar saugu mokintis važiuoti ant vieno rato be demperio? Kai pradėjau, dar motociklai iš vis neturėjo demperį. Tai va, norėjau sakyti, kad čia, žinai, Saugu, tikrai saugu, jeigu tavo rankos Nu, kaip tvirtos. saugu, tai Nu, tai jeigu tavo rankos čia nėra tvirtos, bicepsai ir pečiai tavo ir dilbis yra tvirtas, nu tikrai gerai. suvaldysi tu tą mocą. Pradėkime nuo to, kad kaip Tai Monika aš sakau, sako, kad kad iš apskritai principo ant tai vienkės nėra saugu, bet kokiu atveju tu... Kokie dar tolimesni klausimai susijęs? Galiu parekomenduoti, kad su demperiu tikrai yra saugiau, nes jeigu jau važiuoji vis tiek vienkiai, kai mokaisi, būna tas greitis virš 100 pm ir panašiai. Ir kai tu nuleidi, dažniausiai būna staigus nuleidimas ir tada būna. Tai man demperis tikrai yra ne viena boblingą išgaudęs. Kaip su lėktuvu dumelis toks išratas. Taip. Honda 929 neturėjo. Važiuoju pastovi tas dumelis, tas kvapas, padangos. Yra tas, sako, boblingą tą pagauti. Nu, daug kartų ten buvo tas be demperio, tas boblingas, ne, ten. Bet jeigu tavo rankos tvirtos arba tu ten duodi gazą ir jis išsitiesinė, jeigu ten smegenys suveikia greitai per tas sekundės, arba tu paprasčiausiai įtempi rankas ir tu kai demperis, vis tiek tas rankos ten kažkiek makaluojas ir tu suveikia tavo rankos kaip demperis. Tai buvau ne kartą pagavęs tą boblingą ir tai Suzukiais, K4 ar tenai Honda 929, nebuvo nei demperių, nieko. Na, bet būtent, kad klausimas ne apie tai, tipo, ar saugu ar nesaugu, nu čia, ta prasme, čia toks... Aš nežinau, aš pažiūrėčiau tą žmogų, kaip jisai atrodo, sakyčiau. Kiek metų Kiek tu žmonės... sveri 60? Ne, tau nesaugu. Kiek Ant vieno rato šiaip nesaugu važiuoti. Vienam sakiniai negali Kiek, jo, nu, bet kiek metų gamina mocus, tai mocai senai važiuoja ant to vieno rato, ta prasme, čia lygiai tas pats, kas kalbėti, ar tipo saugu ar nesaugu važiuoti. Aš visų mocų, ar saugu ar nu, jo, nesaugu. arba ten, tai žinai, apie trekšiną gali kalbėti, tipo, nu tai jo, nu, bet tai trekšinas dabar irgi čia, nu... Kas tas trekšinas? Va, tai apie tai ir kalbu, žinai. Čia su golfais, kas važinėja. Ne, mokinkis, žinai, kai nuleidinėjai patarimas, jeigu ten pas tave nėra demperio, neleisk, nenumes gazą. Duok gazą daugiau. Nuleidinėdamas duok gazą. Ir tada jisai gražiai jisai išvažiuos ir nereikės tau demperio. Arba nesusuk vairą, kai nuleidži. Ir tą daryti reikia atitinkamose vietose, kai pradedi mokyti, žinai. Nu, ne mieste, ne mieste ir ne. Jo. Mokiniesi ten, kur yra grioviai, nėra medžių, žolės, nieko baisaus ten, kad ir įkrysi. Vienkė yra, sakau, vienkė tai nėra tas avarija, kuri yra pati skaudžiausia. Vienkė yra pati neskaudžiausia avarija. Jeigu perkelsi, tau nieko neatsitiks. Nusitarkuosi užpakalį, mocą apdaužysi, žiūrint, kaip pagaus tą mocą. Bet yra pati tokia lengviausia avarija. Nušokai nuo mocų. Jo, šikna nusitarkuoja, nugaras nukriti, nusiridini. O stopi padarydamas, tau raktikaulis praktiškai lūžta dažniausiai. Kitiem pasisuka ne. Tai va, mokinkis, atvažiuok patarimų duos. Tai ir va būtent, kad, ta prasme, dažnai būna kad susirenka ir nu, žinai, yra tie, kas moka, yra tie, kas nemoka ir tie, kas nemoka iš karto, taip, ai, man čia nedrasu. Tai kaip tik tie, kas moka, tau gali pamatyti tavo klaidą iš ten pirmų dviejų tavo bandymų, tau kažkokius tipsus duos ir atsimeni, va tada, man atrodo, tadagi darėm ratuką ir buvom sustoję. 2 valandas stovėjom. Bet tai ten gal 5 žmonės pradėjo tą daryti. Ta prasme, nu, tiesiog, žinai, kur... Nuo to visi ir pradėjom. Tai taip, bet žinai, kur dažniausiai nedrasų būna, žinai. Kai aš sustoju, vienkiai kelnodams, Ignas sako, kuo tu stovi.
aš po prakaitų visą aprangą šlapia, ko tu stovi, nu pasako, nu tai ir važiuoju toliau. Ir tada jau būdavo kitas mazas, jau nebėra kūro, tai atveždavo dar, sako, važinėk toliau. Bet taip ir žmogai, ne? Tai taip ir buvo pas mus irgi ten. Tas pats buvo, važiuodam vakarais, kiekvieną vakarą mokindamės. Nu, ir dar... Po truputį, po 5 cm, po 10, tai 15. Ja. Ir dar jeigu sakot, kad nekyla mocas, tai čia yra, duokit jo, čia yra jūsų atmazas prieš, ten, nežinau, draugus, panas ar bet ką kitą. Ta prasme, visi mocai kyla. Ne, nu gal, pavyzdžiui, litras sportinis, tarkim, geriau kyla, bet turim pavyzdžių, kaip ir autobusai kyla. Tai manau, jau kai autobusai čioperiai kyla, tai nebėra jau. Nu, su FJ... Ten tu su 600 neiškėlė, nu nejaukau. Nu, tiesiog čia yra laiko klausimas, kada tai tu padarysi. Jeigu darysi. Ir drąsos. Su FJ-teru, su kardanais, su čemodanais savo važiuoju ir viskas gerai. Ir jeigu su naujais mocais reiktų išsijungti visus antivylius, trekšinus ir panašiai, nes būna tokie, kai tu bandai su visku. Kodėl mocis nekyla? Viskas sujungta, visos apsaugos sujungta, kus čia nekyla, nesuprantu. Tai va, tai taip ir gaunas po to. Gerai, nu, einam prie sekančio. Kokius motociklus rekomenduotumėte kaip pirmus? Man labai nepatinka šis klausimas. Tava, Monika, ir atsakyk. Nėra tokio dalyko kaip pradedančiųjų motociklas. Dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu panom eina klausimas, nes buvo moterų, kurios rašė į Blade Riderių Instagramą, kad aš jam atsakiau, tu tiesiog pirk, kas tau yra gražu. Nes arba tada išmėgink ir jeigu pas tau atsiras suvokimas, kas tau patinka, tada pirk, kas tau patinka. Nes nėra atsakymų. Vieniem patinka strytai, kitiem patinka brytvas, kitiem gražu tas, kitiem gerai tas, tu turi išmėginti. Nėra tokio pradedančiųjų motociklų. Tai, žinai, aš tokį klausimą labai dažnai ir girdėdavau, žinai, ir parduotuvėje, ir visur. Tai iš tikrųjų, tai tas, motociklas apskritai, tai tu, žinai, gali ten išsirinkti, nežinau, ten RR, gali ten kokį CBR naują, nueiti į saloną, atsisėdinti. Bet jeigu tu atsisėdi ir tu jauti, kad čia ne tavo, tai tu gali, tai gali būti tavo pirmas motociklas, gali būti 10, tu tiesiog iš karto jauti, kad čia yra ne tavo. Bet tu turi pamėginti. Taip, ir ta prasme. Negali tai žmogus sakyti, va ten. Zetke yra labai tinkamas motociklas. Zetke šis nemokė. Nešnekėk apie tai, net nešnekėk. Šiaip, kaip pirmą moc, nežinau, vis tiek aš tai rekomenduočiau silpnesnį. Nepirkti litrą iš karto, nežinau, mano tokia nuomonė. Aš pirkau litrą iš karto. Nu, mano nuomonė, taip. Nesakyk. Gerai, mes gal esam tokie, kur gan tą litrą greit pagavo, bet aš pas pradėjau nuo 600 ir galvoju, jeigu būčiau nuo litro pradėjęs, jo, tai būtų. Ne, iki Vilniaus nedavažiavo ta šisotkė, bet ne esmė. Bet esmė, aš asmeniškai siūlyčiau pradėti nuo silpnesnės, nes jis yra ir lengvesnis, ir lengviau stoja, ir lengviau vartosi. Tai yra intro, bet čia mano nuomonė. Tai. Gal dėl valdymo jo, bet, pavyzdžiui, koks skirtumas, ar tu važiuosi ar 2 PM, ar tu galėsi, tipo, dugnas ten to šisotkės, ar tu išsuksi ant 2. Matau, reikia testą padaryti, kas greičiau sustoja litras ar šisotkė ant 2 PM. Bet tu kaip pradedantysis nedarysi taip, kad tau reikėtų maksimalaus stabdymo, nes net neišvysis tokį greičių. Nu tai supranti, aš pavyzdžiui, man apskritai tas, tai gerai, jeigu tu taip, nemoki važiuoti ir tu nusipirki litrą, nu taip, jisai gali sakyti, vėlgi klausimas, koks tas mocas, jeigu tu nusipirki ten RR, nu tai tu su juo nemokėdamas važiuoti, nieko savo nepasidarysi, ta prasme, jisai tave apsaugos tas mocas, žinai. Nusipirk X kaip mano, jeigu trekšino OKB su... Taip, tai čia jau yra dar skirtingi dalykai, bet šiaip tai, ta prasme, tas, toksai, nežinau, čia... Nu tada klausimas tiesiog dėl moco naujumo, tipo, nes ir tas gali turėti... Dėl, sakykime, dėl technologijų, kurios padeda tau jį ten valdyti, žinai, tai čia taip pat su šitotkai gali prisiploti. Tai faktas. Ir gali absoliučiai lygiai taip pat. Su 300 gali su litru ten už nugarą šis stovi, tai gali bet lėka prisidaryti. Čia dėl šito, tai čia tikrai nėra. Jo, bet matai, šisotkas yra toks dalykas, kad jeigu tu perki šisotkę, šiaip perki važinėt, šiaip savo ratukus važinėt, kaifuot, ten pamatyti gamtą, taip toliau, viskas gerai. Perki šisotkę ten ir važiuoji. Ar strytus gali. Bet jeigu tu perki toksai esi biški ekstremalus, ne, toks, ieškai kažkokiu tai pojūčių, tu geriau pirk litrą. Nes vis tiek tu pirksi anksčiau vėliau tą litrą, šisotkę bus parduoti sunkiau. Ir su ją, tai va, žiūrint kokią. Plėčiant vėl tą klausimą, moteris tada pirks šisotkę, nes jam atrodo, kad čia yra tinkamas moters. O tai koks skirtumas, pavyzdžiui, moteris? Kokią šisotkę tu vairuoji? Ne, tai žiūrėkit. 999. Žiūrėkit sakykime, pas mane apversta. Klausimas dėl moterų vairuotojų, ten, sakykime, dar yra kiti niuansai. Pavyzdžiui,
ten Dažniausiai tai būna, taip. moteris yra žemesnio ūgio ir susideda daug yra, sakykime, tokių kompleksinių dalykų, žinai, tai ta prasme čia aš nežinau, čia Turbūt didelė, pirksiu litrą. vienos Čia ne kaip tiesos. su mašina. Vienos tiesos nėra. Mes, kadangi Taip. esam šalininkai, sakykime, britvų, tai mes, žinai, kalbam 600 ar litras, bet yra ir 4 PM, ir 500, ir 6 PM. Tai va, tai apie ką aš ir kalbu, suprantate? Mataroleris. Tai va, Čia tas tai Mataroleris, va aš apie ką ir kalbu, tai ta prasme, aš jūs apšviest galiu, žinai, tipo, yra enduro ir taip toliau, žinai. Nelis važinėjo su tais lėtesniais ratukais, jis žino tos Tai, žinai, tai motociklus. daug tų motociklų, žinai, tai ne, nu ta prasme, tai labai sakau, Ne, čia. aš juokauju, aš praėjau nuo tos ir 600 pradžios mėginau, bet aš žinau, kad aš su ją vargau. Aš toks nuguris norėjau išmokti vienkį, nes šalia važinėjo vienkė visi, žinai, mokinosi, o ta 600 nieko, kol sunku, su sankaba, jie verti ten, jie, kaip sakyti, dročinį toje. Nu, jai reikia duoti, žinai, nu tai. O tu pasiemi jau litrą ir ten kažkokia pamokas, valandą laiko ir tu jauti tas motas, kyla. Taip, taip, Ir žiūrėkit. galvoju, nu nafik, aš su tą nesąmonė čia žaidžiu iš tiek laiko. Aš Bet- nieko neišmokau. Bet supranti, nu, tai vat, mūsų, pavyzdžiui, sakykime, svečias iš Ukrainos, tai labai geras pavyzdys, su 600 važinėjo. Nu, ne, Baltarusis, su Olegas ten, nu, nežinau, jis praeitais metais. Jums suprantu, pirmas išvažiavimas ir buvo paskutinis? Ne, tai jis dabar, Aš nemačiau. jis iš pradžių nusipirko, jisai su kava važinėjo. O po to jisai, nu aišku, jinai pasibaigė grevyžinai, bet dabar turi RR, gen Nu, tai 3. kaip ir sakai. Pirmas ir paskutinis. Iš Tai karto va. reikėtų ir sakyti. Tai va, bet tai bičias, ta prasme, progresas pasibuvo, Maks, jisai tiesiog, jisai diena iš dienos, jisai varydo, jis ten pastovi, filmuoja, ką nors deda, žinai, bet jis kiekvieną dieną važiuoja, jis nuvaro, ten turi darbą, žinai, atidirba ir po darbo sėda ant mocų, žinai, nu, jis daugiau nelabai turi iš principo ką veikti, žinai, tipo. Turime viskas. jūs tokius, va, ten, va, Sanė, ten toks iš Visagino yra. Irgi dirba. Taip, tai va. Dieną naktį daužo mocis. Oi, tai yra, bet išmoko. Bet apibendinus tą klausimą, kad nėra, labai yra individualu ir nėra bendrinio kažkokio atsakymo iš tą klausimą. Čia aš nežinau, čia reikia kokią anketą padaryti, žinai, kur tu papildai punktus ir spaudi pagal tai, koks tavo tipo, personalas yra, tada tau finaliai išmeta mocą. Tau tinka šitas. Bet žinai, IQ testas, kuo mažesnis, tuo didesnis motas. tai va viskas, ką tu pasakėjai, yra taip, žinai, tavo ten, sakykime, tau ten išsirenki ten išvaizdą tą, na, ir tu atsisėdi ant to moco ir jeigu jis tau netinka, tu su juo gali, ta prasme, čia gali būti tavo mėgstama, tu su juo nepavažiuosi ir tu su juo neišmoksi važiuoti ir tu nebenorėsi su juo važiuoti, nes tau vis kažkas bus ne taip. Tai Čia nėra teorinio, tada čia- tai vat būtent, atsakymas, čia žinai, yra tiesiog praktinis. yra taip, yra, žinai, yra tiesiog, Dar yra, nuo žmogaus būdo priklauso. taip, yra, žinai, tai statistikų gali Tai jos išvesti. kiek nori. fizionomijos net priklauso, nu, tipo, jeigu ten aukštesnės, žemesnės kojos, ilgesnės, trumpesnės. Taip, čia- nu, tai va, nežinau. nu, Ghost Rideris važinėjo va su Gikseriu visą laiką ir, tipo, ir jam tiko, žinai, tipo. Komentai nepagavo. Čia kita tema. Nu, sekantis. Kokių gyvenimiškų patarimų turit jaunimui, kurie priversti važiuoti su PM 105 kubų birbalėtais? Nesakinė. Kaip suprantu. Ne, man tai įdomiau kitas, kokios sąlygos jos priverčia tai daryti, ar čia taip prasmės. Ne, nu jeigu Ne, jam nu, čia 15-16 metų. Čia gerai, nu tai su... Tai gerai, 125 yra geras motas, Tai ir ir su to PM vienkia geras galima motas. pakelti. Vėl negali 600 nusipirkti. Nebent dėl finansinių problemų. Dėl teisės? Dėl Čia teisių. apie teisės? Ai, nu tai Jeigu sakai tau teisės. Tu negali, nu, Ta prasme, negali. nereikia teisės. Gal reikėtų ir mums teisę išlaikyti jau pagaliau. Kažkaip jau gal. Ne, nu bet žinai, tai, nu, tai gerai, nu tai čia motoroleris labai gerai, bet tas pats, va, tai mokytis ant vieno rato, tik tai aišku, po to reikia nesumaišyti, kad Baigtų, nepasirankas. motorolis ten skirtingi reikalai. Nu, Ne, nu, ten bet čia visai kalba. priekį sėdi, ten stabdžis, gazas, čia viskas automatas. Nežinau, pradėti, aš tai viršiu, tada pradėti nuo kažkokių krosinių, žinai, endurkių, žinai, mažų ten 125, nu tai ten bėgi. Supermoto, Bazė pavyzdžiui. kita. Nu, supermoto, jo, tik bazė kita, tai ten viską gali mokintis. Teisų 125 irgi reikia, man atrodo. Nu, tai Dabar jeigu gi nuo gali- 16, nuo 15 su Jo. 50. Ir šiaip, nu ką, nu, jeigu tu 125 kubikų turi krosinę, nu, tu ten vis tiek važiuoji kaip dievas. O jeigu dar Tau dvitaktį dzin. turi? Jo, tai tau iš vis dzin. Tai tau iš vis Apie dzin. kokias Jeigu teisės kalbėti, apie kokią tu policiją kalbėti. 120 kubų. Tai va. Nežinau, nu, Tai kaip... rekomenduočiau Tai čia nėra iš karto patarimas toks, nu, pagal finansinės galimybės, jeigu jums patinka, nupirkite tos motorolerius, bet aš patarčiau pirkti kažkokius tai daugiau krosinius, kuriuos gali užsimesti ratus ir važiuoti mieste.
Ir toks yra ratai ir mieste, ir žvirkelio ten tokie ratai. Pas mus supermoto, pavyzdžiui, žiauriai nepopuliaru, o iš tikrųjų, vat, pažiūrėk, ten užsienį, UK, ten Olandijai, ten Vokietijai. Pats kai motas, nuo jo jau perlipsi jau paskui to normalaus motociklo, žinai. Taip. Ir ten labai skirtumas didelis nebus tik valdomumas, žinai, ir galios. Bet plus ir ta kaina, nežinau, kai kurie 125 kainuoja ten labai panašiai, kaip, sakykime, senesnis ten mocas, žinai, normalus. Tai čia turbūt eina, jeigu jo apie teisės, nu tai ką, nu tai... Ir šiaip bėginukas yra labai gerai, nes padės ir mašinos teisėm po to laikyti, ir kitam mocui, nes irgi bus bėgi ir panašiai. Nu, į ateitį labai žiūrint, tai tikrai gelbė. Nežinau, nepirkit motorolininkai, bet nepirkit tų motorolerių. Ten, nu, aš nežinau. Tai darbo važinėti, jo, suprantu, patogu. Bet irgi tu kalbėjai apie ten, žinai, kokį 300, 500, žinai, kad Ne, patogu. tos yra ten. Maxis skuteris. Tas aš plaukiu, koks ten yra. Gilera Runeris tikrai, žinau, kad gali 108 kubų įdėti variklį ir tikrai... Tai negali, tai čia yra... Su grandinė jau ten jau yra, tai tie tai iš jo. Bet yra... Į KEM 9 registraciją. Tai va, turėjau, 108. tai va turėjau tokį, žinai, ten tipo 180 dvitaktis, jisai normaliai važiuoja. Ne, nu tai jo, nežinau, apie kokius kalbą čia turiu minį. Nu, tų motorolerių daug. Bet tų motorolerių daugėja dabar žiauriai. Jo, bet Tai Motorola. dabar patarsim pirks, važiuok, šitie bus visi išpirkti. Žiūrėk. Nu, tai. Žiūrėk. Žiūrėk. Ar planuojat vasaros vėl kas savaitę ratukus sukti? Nu, tai mes jau šitą, man atrodo, aptarėm. Linelį Taip. planuoji ar ne? Ar tas jau sakėt, ten šeima, kuri ten vaikai? Nu, Žiūri. tai Žiopirį, tu čia žiūrinėjai, žiūri. Keturračiai. Boberį, žinai. Ne, nu tai planuojam, tai jau man irgi rašinėjo į Instagramą, tai atšils oras, važiuosim. Dėsim stories, jo. Iš pradžių bus, tai žinai, išvažiuoji už to miestą, ten visur žvyra, žinai, tai ten realiai važiuosi kaip per žvyrą, kol normaliai neišsivažinės, bet ta prasme normaliai, viskas bus, viskas planuojama ir tikrai darysim tos ratukus. Jonelį, padarysi kokį ratuką greitai, ar ne? Tai kai linelis negalės, tada aš... Tai linelį čia skirtingai, ten auditorija. Nu, tai Auditorija gerai, kita. Tu padarysi. gali kitą dieną daryti. Galim pabandyti, surinkti visus į vieną krūvą ir vieni važiuoja į priekį. Lignelį tu padarysi testą, kas tipo jau gali įti į next level, žinai. Tai kur, ant Seno ukmergės laiko. Aš norėjau sakyti, bet tai padarysim, žinai, atkarpą nuo iki, žinai, nes su manimi... Turi tilpti tą ir tą. Nu, jeigu tu su manim ratukus važiuoji, tai tu tą kelią turėt mintinai žinot. Nu, nėra kito varianto. Vilnius. Čia kai kickboxai sako, jeigu nori sportinę pasą, tai turi padaryti ten 25, ten tokius tos šaliukus į viršų, žinai, per 60 sekundžių. Tai čia gausi sportinį lipduką Tai nuolat. gausi sportinį lipduką. Kategorija, kaip kačiargo kategorija. Intermediate, žinai, advanced. Tai va, matysit stories, sekit stories. Bus ratukai, tikrai bus. Rašysim. Linelis organizuos greitesnius, parašysim ten kitaip truputį, suprasit patys, nenorim čia. Dėl kitų reikalų. Jeigu nesuprasit, tai Jo, jeigu mums jūsų pakliūsite nereikia. ratuką ir nesuprasit, nu tai teks liežuvį iškišus vytis. Sekantis klausimas. Kodėl pas jūs tiek daug kaimiečių? Čia apie kurį kalbėjo. Čia pas mus aš vienas toksai buvo, ten toksai šortai ir motobatai, tai gal apie jį pamatė, nežinau. Gali būti. Ne? Todėl, kad mes esame iš Vilniaus. Tai arba kaimiečiai, arba Yra, lenkai. arba kaimiečiai, arba lenkai, žinai, tai čia nelabai yra iš ko rinktis, ta prasme, nu tai va taip ir gaunas, nu tai va turbūt jums yra atsakymas. Ir nežinai, tas... Tai į Vilnių šiaip ir suvažiuoja, visi iš kaimų mokytis taip toliau. Ir, nu ką, Aš nežinau, čia adresuotas buvo klausimas. Nu, toks, ta žinai, nadėsnis. asmeniškas toks, ar čia šiaip toks. Nu tai ką, kų pasakyti, Kas jeigu iš yra? kaimo mes Nu, atvarėm. tai, bet, nu gerai, nu tai va... Tai, Svarbu tu važiuoti iš kur? mokamą, padarėm, jūs norit važiuoti. Iš kur tu? Nu tai va, iš Kretingos, tu irgi ten iš kaimo. Aš Šiaip iš Kauno, jeigu ką, bet... Iš kur? Bet iš pasakysim, kad iš kaimo. Iš kur? Iš Kauno? Nu, iš Kauno. Nu, gerai. Nu, ir pasą galiu parodyti, bet, nu, gyvenau Ignaliną, nu, kaimas. Nu, tai... O tu? Nu, jo. Galiu, moku kaimėtis. Aš iš Vilnius. O, nu va, matai, tai O, lenkiškai. čia viena iš miesto. Kaimiečiai. Tai lenkiškai irgi moki kaip? Čia aš Kaip? kurva mačiau. Lenkiškai moki? Lenkiškai? Vat nemoku. Bet žemaitišką moku. Ne, tai, nu, tai čia gerai, nu, tai ką, tu jame, nežinau. Nežinau, Nu, nu, bet- nežinau, nu, yra kaimiečių, nu, ką darysi, nu, nepatinka. Tai gal kaimietis klausia. Nepatinka, važiuok tos kaimiečius, nu, važiuok. Bet tai žinai, nu, tipo, pasikėlęs blogai, kaimėtis blogai, tai kas, ko jums reikia tada? Tai aš važiuokit, nesuprantu. nereikės nieko. Bus man antras sezonas, kaip atsikratyti vingių baimės. Atvažiuok į ratukus. Viskas. Čia net nereikia. Sekantis Neišsiplečiam. Atvažiuok. Čia nėra. Neišsiplečiam, čia nėra apie ką pasakoti. Atvažiuok. Rašto. Kaip žiedė, tam vis tiek buvo vingio baimė. Koks vingi?
Pas mane Vingio baimė dingo ties tuo metu, kai mes į Aukštadvarį gavosi, kad važinėjom. Žodžiu, važinėjau daug Aukštadvarį ir realiai kas antrą, kiekvieną dieną važinėdavau ir būdavo tikslas paliesti Kelėną. Bet čia tipo iki Aukštadvario, kai važiuoju, ar čia apie trasą kalbė? Trasoje pačioj. Ne, Ar tas maršrutas? Tikslas yra paliesti Kelėną, bet toliau nuvažiuoti, nes daug Kelėną gali paliesti ir nuvažiuoti į griovį, žinai čia. Tai... Bet, kaip ir Lineris sakė, ratukai, šiaip mieste nerekomenduoju Kelėnų liesti, nereikia. Nežinau, kur tai galim būti naudoti, nebent tu važiuoji kaip mes, ir tikrai, jeigu nori, gali nulipinėti drožtos Kelėnus dėl efektų ir panašiai. Bet šiaip mieste ir ratukose, kas liečia netrasą, Kelėnų nereikia, brauk. Nežinau. Kai tu esi jau trasai važinėjęs, tai taip, tu mieste gali tos Kelėnus brauk, bet tu jau supranti, kokia esmė yra. Kur? Hanerio žiedė. O, tarp kitko, tai... Hanerio žiedė yra, gali braukti Kelėną, ten kelias neslysta, viskas, din, tai kalniukai. Tai, bet jūs, aš tai kaip Vilnietis, tai galiu papasakoti, ten 2000 metai Haneris ir ten tas žiedas, ir ten ko ten tik nebuvo, ir driftas, ir ta salelė, ten kiek tepalo mačius, karterius, ten pramuša su visom, ten, žinai, huliganais. Po podcast'o kiekvieną. Galima liest, varau. Man jie leido. Tai, vienu žodžiu, atsakymas paprastas, atvažiuokit į ratukus, žiūrėkit savo galimybės, ne visada galima liesti. Ir vėlgi, padangų labai reikia, jeigu tu jau Kelėną lieti, tai mocas jau turėtų būti stipriai pagulęs. Tai jeigu tu važinėjai 2010 metais pagamintom padangom, pirmas Kelėnas tau bus atitvaras. Ir dar 2,8 baro privaryta. Irgi bus klausimas. Varyk toliau klausimas. O kur čia tavo padanga tokia išsipūtus ir pamatavo 3? Tai regija turi būti 2,8 galė, Į kačargą. Šiaip pas visus rašo 2,8, nežinau kodėl. Ten motorinis putė. Kokie planai ateinančiam sezonui? Važiuoti. Gerai. Kokį tau važiuoti, tu nevažiuosi. Tu mocą pardavė. Žinai, kaip viskai pavasaris artėja, vis arčiau ir arčiau, jau labiau užsisuka tas entuzijazmas. Žiemą taip sakai, po to žiemą tie namai. Šiandien ryte žiūrėjau per YouTube, kai Anglija važinėjo, jie ten mieste duodasi bairių tokių visokių. Eis kafė tam mane. Ne, ten jau dabar žiūriu, taip jie centre pradėjo važinėtis, rinkti, žinai. Galvoju, per mažas Vilnius. Galiu pažiūrėti, važinėt, ratukai, atidarimai, važiuosim į šventės visokius, planuojam, vaikus kokias nuvažiuoti iš tikrųjų būtų. Reikia aplankyti vaikus. Po vaikų namus. Vaikų namus aplankyti, vis tiek kažkoks tas motas, kažkas jam tokio yra, jie ten visi... Ta prasme, tai nekainuoja, o duodi žmonėms labai daug emocijų daug. Kai vaikus pradėjom šnekėti, kiek nori. Draugė, jie žiūrės tavo tą podcastą. Laukia. Gal dabar čia nežiūrėk. Bet va šito tai neiškirp. Gerai, toliau važiuoju. Tai Jonas kaip sezoną skipina. Sezono planai, tai, važiuoti, linksmintis ir tiek, čia ta prasme, kaip ir kiekvienais metais. Šiaip, Monikos idėja ir ten mėginam įgyvendinti, Blade Riderių padaryti šventę. Kažką tokio sezono pabaigoje. Kaip mašinų tie eventai yra, į kuriuos mes važiuojam su mocu. Jo, tengi, Nightsai, visokie ten, Night Rideriai ir taip toliau. Tokį dalyką. Padarysim savo Blade'ų. Nes aikštelė kaip ir... Tai aikštelės ieškom. Neieškom, yra. Tam nelabai gera tokia aikštelė. Nes Haneris ne aikštelė. Pripažinkim. Šiandien jau vasarą darėm. Buvo geras ten eventas. Šiaip Hanerį rytoj griaus, taip kad ten, žinai, ten greitai ieškosi naujo spoto. Bet, kodėl Statoilas, pavyzdžiui, dingo? Tokia gera vieta, dabar ten nei mašinos neįvažiuoja nieko, ten tiesiog, pilna vietos, nežinau. Statoilį tu nori padaryti? Ne, aš apskritai kalbu apie tą, žinai, pradėjau, kad Hanerį, žinai, išsibarstys. Tipo nėra kur sėdėti. Sėdėm bromą. Matai, nereikia tiek ilgai ten būti. Ten panos atvažiuoja su mašinom,
ten pažindinasi, Tinderis, tik tai tikras Tinderis, žinai, ne virtualus ten. Ne, bet žinai, ten ir būna, aišku, tokių visokių ten situacijų, žinai, kai tu prisižiūri realiai tokių gal absurdų, žinai, kur ten prigeria, ten išvažiuoja, žinai, kur nors ten vos nenuneša patainį raktus atėjai. Įvažiavo į mūsų mašiną į šoną. Nesupratau. Signalinus ir vis tiek važiuoja. Gerai, važiuojam. Sekantis. Kaip Kill Street'o renginys? Kas? Kas? Čia Atsimeni, buvo tas su Kildom. su Motorola. Čia Motorola renginys. Kur iš ten Čia ne mūsų klausė, čia ir ką čia klausė, ten Dievas jau buvo. Mes ten važiavome. Bet žiūrėkit, tai, Kas man, padangą sudeginau greitai. Bet ką reiškia, tas kaip, tai visi renginiai yra sveikintini ir, ta prasme, jų, žinai, kokybė, tai vienas geresnis, kitas blogesnis. Tai labai gerai, kad yra kažkokios tai bendruomenės, kur vaikai ten, sakykime, jau užsilaiko ten tas teisės, Motorolerį, koks skirtumas, su kuo tu Gerai, žaidži. negu sėdi ten ant... Taip, ant kompų. Tai, Minecraft'ą kokį ten, žinai, žaidžia. Tai čia tiek, tai gerai, yra tokie renginiai. Ne, tas smagu buvo, tada nuvažiavom, ten padurniavom, aišku, tik patanga kažkaip labai šį kartą susivėlė greitai. Bet, Mes čia ką žinau, ką? Mes čia apie tą patį? Taip. Apie tą patį, kai nuvažiavom prie Maksimos bazę. Ir jie netvažiavo. Tai nespėjo. Mūsų paliko. Jie atvažiavo, bet jau padanga buvo sudeginta. Taip, zaibys rinkimai. Čia vienintelė, kuri keikės. Tai va. Geras renginys, visi renginiai yra geri. Taip ir toliau. Bet kai atsimenat, buvom dar nuvažiavę, pavyzdžiui, toks renginys, kur atrodo, kad tipo apie nieką, tai nuvažiavam, ten biški lyjo, biški kažką ir padarėm ten normaliai, ten šau su... Ai, tas ten... Prie naktinis kavageris, tas- ir ką, nuvažiavam, nieko nebuvo ir pažiūrėk, kaip ten, žinai, ten pasikūrė. Dėl to ir kviečiamus. Tik kad lyjo tada, žinai, ten, bet vienintelis Taip, niuansas taip, buvo, bet šiaip tai gerai. Sekantis. Nes jau Papasakokit, baigęs viskis. kokį įsimintiną, juokingą, ar malonų, ar panašų grupės įvykį, ar susijusių su motociklais. Man tai prieš akis stoja ta fotkė, kai toks Kęstutis guli griovį ir visi įsiitvarė ir visi prie jo. Aš ten nebuvau. Kaip nelaimę traktuotum. Aš ten nebuvau, bet visi tokie ten ratu aplinkiai atsistoja. Man šitas... Matai, nežinau, kažkaip, koks įsimintiniausias ir juokingas. Man tai buvo toksai biški mindfuckas, kai įskrido į kiemą tas Paulius per savo ratuką. Žinai, iš tikrųjų tai, Ačiū. ta prasme, jeigu kalbėti apie pačią, Šiaip nejuokinga, sakykime, apie patį incidentą. Bet fizikos prasme, kaip Tai tai yra- atsitiko ir nei vienas net medelis nebuvo nulaužtas ir nei vienas šapaliukas nuo tvoros nenukritęs ir tas mocis savo guli vidur kiemą pasenį kažkokį. Tai čia iš tikrųjų, tai buvo toks įdomus pakankamai, žinai, dar gerai baigėsi, bet tik pro mane pravažiuoju, aš 15 sekundžių išeinu iš posūkio, nieko nematau. Tai buvo apie tai, ką jis kalbėjo, kai jį aplenkė. Čia tas Taip, atvejis yra, jo. tu sakiau, kai mane aplenkė, praėjo 15 sekundžių, posūkis, senio kažkokio tai ten sodyba, nežinau, kokiom ten galimybėm, ta prasme, bet jis pakylo, perskrido per tą tvorą, per pušystą, aš nežinau, kokias ten, Ir tas 6-7 mocis guli metrų. kiemė ir sakau, tai kur Paulius? Ten, kur? Ir nieks jo Ten, nemato. Ir jisai tiesiog į tą tokią geležinę seną tvorą įsirėmęs pušinę tokiam, žinai, ir viskas. Po koja ten, kur ranka turi būti Tai, kažkas. žinai, tada buvo tada buvo baisu, bet, žinai, kai viskas, ta prasme, išsirutuliojo viskas tai dabar jau tiesiog patį tą faktą, kad mocas kiemė pas dėdą ir dar policininkas sako, tai einam, apžiūrėsim tą motociklą, o tas senelis sako, o jūs turite tą, kaip ten jisai sako, orderį? Jo, orderį, sako. Ir ten, žinai, stovi gal 40 motų. Šito mocas įlieka, žinai, žmogui taip jau nelaimė dar netiduoda. Orderį reikia. Sako, jis prikalęs buvo, biški, žinai, sako, orderį tą turi, žinai. Kas prikalęs, senelis ar tu? Senelis. Tai mes stovim, žiūrim ten į tą padvaiską, kaip ten įtampo. Ir sakau, tai kieno čia namas? Bet čia ir tas senelis stovi, aš net nemačiau, kad šalia manęs stovi. Sakau, kieno čia namas? Jo. O padvaiskų mano. Padvaiskų davė papūstą, ar ne? Jis ten irgi prikalęs pastovi. Ne, Nebuvo to. ne, ten normaliai. Tai va, man tai įsimintiniausias, aš nežinau, buvo, aišku, į Dubingius, kai važiavom. Atsimini Mantą. Prieskais. Šitą jau pasakojau. Paskui? Važytas man įsimintiniausias visą laiką ir lyg. Nežiūrėk, sako, aš važiuosiu, dasivysiu, turiu vazę, žiūriu. Aš nesimenu, kas sakė, ar tu sakė kažkas, sako, tu nežiūrėk į vazę. Nesako, man gerai, man ten rodo posūkį ar staigus. Tu nežiūrėk, nesako, įlėksi į griovį. Išvažiavom jau Dubingiuose, laukia prie to tilto, nėra.
Skambina man po to, o šitą galite atvažiuoti? Kur? Nu, tai aš čia biškai skridau kažkur. Atvažiuojam pasižiūrėti. Nu, nerandam, kur jisai skrydė. Matosi tik tai kaklas iš to, iš bijūnų laukų. Galvoju, išlindo kaip surikatas. Tokios buvo. Tai matai, veizas biškiai atsiliko. Internetas blogas. Ryšias nuvarė, karočią, tiesiai bijūnų laukų. Žinai, atrodo tokia kuriozinė situacija, kaip žmonės atsiduria, kur ten, žinai, pasaulyje būna ten kokia viena kita, kur navigacija taip atvedė ir ten neaišku, kaip tu ten atsidūrė, žinai. Čia kažkas panašaus. Tai man neužmiršiu šitos situacijos, aišku. Nu tai tu istorijų, aš turiu. Taigi bijūnų laukų. Jis prašoko, nežinau, 2 metrų melioracinį griovį, tavęsme, aš nežinau kaip. Veizas rodė Ten ir, bet ir mūsų nieko, ir jam nieko. Ten labiausiai nukentėjo tie bijūnai, nes ten dar kokių 5 metrų prašiaušia pro juos. Jo, baisus ten posakis. Tai neužmiršiu niekas, sorry, vėl jisai man rašy žinutę, ką čia vėl. Au, dar ne taip. Dabar veizinas naudodavo Google Maps. Geriau Ne, parodys. dabar nėra, jis rado žmoną, jau dabar nevažiuoja. Norint važiuoti žiedę, ką reikia žinoti, pasiruošti, turėti, kiek maždaug pinigų tas kainuoja. Ir šiaip apie žiedo gyvenimą būtų smagu sužinoti ir kas lieka už kadro. Nu, dedikuojam tada mūsų. Aš prisėsiu. Aš irgi pasakosiu. Čia neužteks podcast'o laiko, bet... Davai 3 žodžiais, karočią, reikia 20 štukų sezonui, tipo ten, žinai, reikia... Kas motyvų. liečia pinigus, tai per daug iškart sakau, o šiaip, ką siūlysiu daryti, tai važiuoti, pabandyti. Nu, tai važiuoju ir bandai, aš irgi pirmą kartą nuvažiavau nieko. Pasimt paskolą. Žiūrėk, po mūsų senojo Ukmergės kelio kačiarga yra kaip sviesto klota. Ten lygų. Kiek Ukmergės kelių mes avarijų padarėm ir kiek kačiargai. Ne, nu, žodžiu, Vieną turim vežimėlį jau. apie žiedą, ką kalbu, vis tiek reikia važiuoti, jeigu nori kažką. Kačiargai. Norit važiuoti, važiuokit, tik nereikia Važiuok tu, kur perspausti, nori. nereikia perspausti, saugotis ten kai kurių žmonių. Galiu pasakyti, jeigu nori rezultatų, bus avarijų, tik tai bus jos vieniems sėkmingesnės, kitiem ne. Ir žiedą iš karto, jeigu galvojat, nusipirkite airbagą, staupysit iš karto šonkolių, stuburų ir Jo, panašiai. buvo klausimas apie airbagus. Ir kai pradėsit važiuoti, tiesiog neskubėkit po biškį, o jeigu norit skubėti, važiuokit į privačias pamokas, nežinau, į aukštadvarį pradėkit, kur yra 5 žmonės, o ne 50. Ne, nu, bet čia, žinai, čia, nu... Nu, ta prasme, Bet tas žiedas kainuoja kosmiškus pinigus, jeigu tu nori važiuoti bent jau kažkokiam lygiai. Jeigu tu nori mėgėjiškai, jeigu nori visą sezoną važiuoti, nu, tai realiai, neskaitant mocų, reikia turėti bent 10 štukų. Nu, tipo, jeigu nori dalyvauti varžybose ir panašiai, tai čia yra, nu, pagalvokit. Čia ne tik aplink Lietuvą kalba. Kas lies pinigus kosmosas, o jeigu norit pabandyti, siūlau pabandyti, bet pradėkit nuo aukštadvario, nes aukštadvaris, nežinau, aš pradėjau nuo aukštadvario ir labai džiaugiuosi, nes tu aukštadvarį pripranti prie moco vartymo, ko pasakoje visose kitose trasose prie didelio greičio tu nebebijai versti. Ir aukštadvarį yra greitas stabdymas, lėtas stabdymas, nu, visokių tokių dalykų, kad ir kokia ten kartingų trasa, bet aš siūlyčiau aukštadvarį pabandyti. Jeigu tik yra galimybė, tikrai pradėkit nuo aukštadvario. Nu, aišku, galite ir su mumis, senasis Ukmergės, yra keliukų visokių. Ten nežiedas, ten... Jeigu norėsit kelias. plačiau, aš tikrai galiu papasakoti realiai, gyvai susitikus, nes, nu... Semeliškių Bet kelias. žiūrėk, kur tu išmokai, pavyzdžiui, va, taip pat visą pradžią padarai? Tai su Blade Rideris. Ir ant kokio kelio? Semeliškių. Nėra vieno kelio, nėra kelio, visi keliai yra geri. Ir tada, kodėl, na, va, žėdė. Yra rezultatas, kad tu žėdė gerus rezultatus ėmėjai, ne? 1 vietas, 2 vietas. Padėjo tas dalykas, ne? Senas Ukmergės padėjo. Aš sakau, po senų Ukmergės, kad ir kaip man žmonės patinka, kai sako, oi, kačiarga, vat, kaip Ignas sako, lėva, tenais, dobėta, nelygi. Po senų Ukmergės nuvažiuoju kačiarga ir galvoju, ko čia taip lygų? Žiūrėk, ten problema vienintelė tiesiog, kad atbojnikas labai arti ir viskas. Ten šiaip, taip, žinai, pats tas... Bikernieko trasai nevažiavai. Nu, tai gerai, tai tokių trasų... Bikernieko trasa iš vis tenas yra asfaltas, metras žolyno, atitvarai ir medžiai. Ir visur. Ir ežeras. Jeigu ne medžiai, yra betono siena.
Ne, nu tai taip. O ten vad yra Tai baisu. čia ir yra, bet žinai, nu, yra kas tas Ice Love Man, žinai, kur važiuoja, tai ten... Ten vien betono sienos. Ten vien betono sienos, ten akmenų tokių, žinai, sudėtos, ten kur yra. Bet iš tikrųjų tai čia važiuoji pagal savo, žinai, Galimybės, jo, svarbiausia, nereikia su kažkuo mėginti lenktyniauti ir kažkam įrodinėti. Tikrai neįrodinėkit, pamėginti jo, važiuokit, bet, žinai, kaip būna, nu, čia šiaip neišeina, jeigu tu nori siekti laiko, rezultatų, tu anksčiau vėliau taip susidursi pinigais, aišku, bet ir susidursi su avarijom. Bet čia labai Vieniem yra laimingai, kitiem yra labai nelaimingai. Bet čia labai daug yra psichologinių momentų, žinai, nu, pavyzdžiui, žmogus turi ten, sakykime, šeimą, vaikai, žinai, tai yra jo vienoks. Nepasieksis gerų rezultatų. Tai aš apie ką ir kalbu, kad, ta prasme, tai yra tokie Tai dalykai, yra kurie psichologija, tave jo. stabdo. Žinai, ir jeigu tu turi šeimą, tave ir šiaip važiavimas mocų, tu jau kitaip važiuoji, negu tu važiuoji, kai tu jos, nu, prieš tai, kai neturėjai, sakykime, aš kalbu apie antrą pusę, net ten tėvai, darkšas, bet grinai tavo, tai, kad tu pradedi kurti. Ir tada tu, žinai, ten važiuoji, bet kartais tikrai būna tokios, galbūt ne visada, bet tu tikrai, tai protarpiai susigalvoji, kad, tipo, nu, okei, tipo, čia yra jau galbūt buvo biški per daug, žinai, ir tu galvoji apie tai. Tai neleidžia tau, sakykime, siekti kažkokio tai tikslo, tu tiesiog mėgaujas tuo procesu, bet tai nėra, kad tu ten greitiesi dar kažką, nu, tiesiog tai yra natūralus. Jeigu nori mėgautis psichologinis procesu, jo, stabdis. viskas ok. Bet jeigu nori siekti kažkokių, tai, nu, tarkim, vis tiek laikas yra svarbiausia. Tai jeigu norėsi siekti laiko, net kad ir kiek aš ramiai važiuoju, tikrai kas žino, su manim žiedį važiuoju, žino, kad aš ramiai važiuoju, bet ir tai aš turėjau kelias avarijas, kurios, nu, tikrai yra skaudžios ir daug kainuoja. Tai pagalvokit, ar iš vis į šitą pusę norite. Į aukštadvarį vienareikšmiškai siūlau visiems nuvažiuoti, nes gatvėm padeda. O kas liečia Kačergą, Estiją, Latviją, Slovakiją, Lenkiją ir panašiai, tikrai pagalvokit, ar verta. Nu, bet tai matai, Estija, tai čia ir, ta prasme, jeigu čia kalba eina apie patį dalyvavimą, tai aš manau, kad, žinai, tas klausimas, kiek kainuoja dalyvauti, čia toksai, žinai, kas nori dalyvauti, tai jis, ta prasme, jis jau biškiai kitokį, čia gal labiau... Norit mėgėjiškai važiuoti po lenktynės, nedalyvaukit. Per didelis stresas, jeigu koks silpnesnis žmogus. Nes man po pirmo lenktynių, va taip, rankos drebėjo. Ne, po startas buvo viskas gerai, bet kai grįžau į boksus, prakaitas išpylė ir liežuvis išdžiuvo, viskas džiūna, rankos dreba, šalmo nenusimano, tiek buvo įtampos. Tai... Ne, mėgint, nu, šiaip reikia, visi turi pravažiuoti, aš sakau, visi turi pamėginti tą žiedą, bet visi, žinai, turi pamėginti saugiai. Nereikia važiuoti be galvos, nu, važiuokit pagal savo galimybės. Kaip Tai, ten? kad tu tos galimybės sužinai tik Kaip ten, pabandęs. žinai, Ne, nu, važiuoja, nevažiuoja- vis tiek važiuoja prieki, tas mocas važiuoja ir visą laiką užsi kažkoks yra cinkelis, reikia tau jį aplenk, žinai. Bet jau tu ten eini ant tos ribos, nu, nereikia to. Važiuok vieną ratą. Bet čia su važiuok metais antrą ratą. ateina, ar kaip? Šiaip yra žiauriai geras dalykas, Ignas dabar pasakė, kad nesekti tą greitesnę, ne, kas važiuoja. Bet šiaip aš išmokau važiuoti sekdamas jumis, Aš irgi. kurie buvo daug greitesni. Nes nenorėjau vieną. Bet aš važiuodavau protingai, aš matydavau, kai jis daug greičiau greitėja ir daug greičiau stabdo, bet aš biškai darydavau viską tai lėčiau ir po to jau gaudavau, kad vis tiek baksnuodavau tau į padangą. Nesvarbu, ar čia, ar Ne, bet žiedė, tai jūs suprantate pati. Bet tai čia ir yra, ta prasme, žiūrėk, tai pagrindinė su motociklu važiavimo taisyklė, tai yra, tu niekam nieko neturi įrodyti. Ir viskas, ta prasme, čia yra Nu, ne visi taip jau apšnekėjau, galvoja, žinai. bet jeigu tik tai prasideda įrodinėjimai, anksčiau ar vėliau baigsis, ta prasme, Turimės. baigsis taip, kaip Tai baigsis. Kurie čia įrodinėja. Ne, nu, tai baigsis taip, kaip baigsis. Nes, Visą ta laiką, prasme, jeigu nori kažkam kažką parodyti, kaip reikia daryti, tipo, tai visą laiką... tai tas ne nieko šiaip, tu yra, neparodysi. ne šiaip yra tas posakis hold my beer ir tada po to Taip, seka, žinai, kažkokia tai nesąmonė, nes tiesiog Fotkė. nereikia niekam Su nieko Gitsvaru. įrodinėti. Tu važiuoji savo malonumui, tu gali savo didinti tempą, gali, saky, atsilikai, ir kas. Tai jeigu jūs paskaičiuosi tai, kad tu atsilikai ir nebematai to kito moco, tai su likto momentu, kai jisai sustos pilnai iki pilno sustojimo, tu praktiškai prie jo privažiuosi. Žinai, jeigu kalbėt apie ten, žinai, tos tokius, nu, važiavimo skirtumus, žinai, būna ten su mašina, važiuodami ten į Palangą, žinai, važiuoji ten 108, stoji Toj parūkyti. pačioj degalinėje. Stoji parūkyti, žinai, tipo Nu. dar nespėjai parūkyti, tas jau atvažiavo, arba jau Taip. pravažiavo, fūros, Taip, visos taip. viskas pravažiuoja. Nu tai toks. Aš visada. Čia reikia kitaip galvoti, čia reikia ne kad, tipo, va, aš noriu parodyti, kaip aš čia moku ir kaip galiu, čia reikia, jeigu tu jau vėjėsi, tai tada tu turi galvoti taip, kad, tipo, aš noriu išmokti taip važiuoti ir tada visai tu kitaip tą darysi, Taip. nes iš tos pakazuchos tai nieko niekada Taip, nesakau. pakazuha čia yra tragedija. Žinai, kaip aš darydavau, pavyzdžiui, aš jeigu nedasivydavau, nu, tai angluose, kai važinėjau, nedasivydavau, ne, tai daugiau dirbdavau ant stabdymo ir akceleracijos.
aš įveidavau į posūkį, ne, vėliau stabdyti pradėdavau. Ir išeidamas jau iš posūkio, aš jau greičiau gazą duodavau. Ir aš juos dasivydavau. Taip, tokiu būdu, žinai, pradžioje darydavau, žinai. Nu, tai čia... Tai, va, sakau, jeigu ten kažką nedasyvė ar kažkas, tai, nu... Kitokiais triukais mėginti. Bet žinai, bet tai gerai, kad tai kalbam, tai pažiūrėjau, jeigu tu važiuoji, tai vienas važiuoja 10 metų su litru, su britva, visą laiką važiuoja, litras, neesmė, čia biškai netai pasakiau, bet vienas važiuoja 10 metų ir tu dabar atvažiuoji ten pas tavę antras sezonas ir tu tikėsi, kad, žinai, tu čia sėdėsi jam ant galo. Tai yra daug. Tu gali, bet tai tu turi važiuoti 6 valandas per dieną, tada labai greitai. Tai yra tavo tas būtent, tai yra tavo tas darbas, žinai, kiek įdėtas, plus kai mes pusę metų, daugiau nei pusę metų šiandien nevažiuojam, žinai, ir tu užlipi ant to moco ir vėl, žinai, per naują viskas. Nu, tai jau, sekantį klausimą užduodam, nes jau čia mes dar 5 atsakėm. Nelabai supratau šito klausimo, bet dabar nebus kaip detalizuoti, tai mes čia tiesiog... Pafantazuosim. Ne, galim kažką išgimdyti. Ar galima jūs užsisakyti fotosesiją ir brangiai? Čia apie Moniką, čia apie tavęs? Ar kaip? Čia gal tau? Čia Blade Rideriams ar tau rašė? Ne, Blade Rideriams. Nu tai galima. Ar galima mūsų seka? Tai pala mūsų ar mocus? Mūsų ar mocus, tai irgi klausimas. Paguglinkit. Čia normaliai. Mūsų ar mocus nesvarbu galim. O brangiai kainuos? Tai paderinsim. Tai brangiai yra sąlyginis dalykas. Čia yra toksai... brangu, kitam pigu. Padėsim, žinai, stiklinę įmesti ten, jeigu kiek negaila. Ne, bet man įdomu, čia koks scenarius. Nu, ta prasme, aš biškai, please. Scenarius. Please, elaborate. Apie ką tu galvoji. Nežinau, gal pavyzdžiui vestuvės. Vestuvės? Nu, aš čia kaip pavyzdį, jeigu, tarkim, gal kokios vestuvės ir tu nori, tipo, padaryti šou. Tu prasme, jį įsikvies kaip striptizo šokėja? Blade Riderius džempų. Tai rašytojai pamatė. Ne, nu aš suprantu, nu, tipo, aš bandau įsivaizduoti, kokiu tikslu tu išsikvieti, tipo, kažkokią tai gaują motociklistų, kad su jais pasifotkinti. Nu, gal tu nori pasiem parodyti savo šeimos nariam, kad va, kokiu tu chebra. Nu, tai jeigu jinai parašo, ar jinai parašo. Aš įsivaizduoju, kad čia koks indas galėtų užsisakyti tokią fotosesiją ir po to nusiųs savo šeimų, žiūrėkite. Ne, negalima. Iš tikrųjų negalima, niekas nevažiuos, niekas nežais. Ir niekas nesifotkins. Ir niekas nesifotkins su jumis. Nu. Už jokius pinigus. Teisingai. Nu, čia, nes mes pasikėlėm. Nepasikėlė, bet, nu, ta prasme. Ne, nu čia absurdas. Nu, apie ką? Nu, yra tokių... Kaip sakysiu, nekekšės, nu, žinai. Nu, taip. Ne, bet būna, nu, tokius dalykus, kai padarom, tarkim, jeigu būna mergvakaris ar bernvakaris. Aš nusifotkinsiu. Kekšė. Gerai, nebetęsiu tada. Davai, kitą, nes čia išsivystys nesąmoningai. S-raidę reiks uždėti. O čia rimtai, jeigu nori būti klubą, turi susimokėti? Taip. Bet tikrai, čia merga klausia? Krauju. Natūra. Pasirašyti, žinai. Ne, turim sieną. O tai kaip jūs įsivaizduojate? Šitą tą patį podcastą padaryti, tai čia ar ten, nu, čia, davai nevystam šito. Taip, jeigu tau kyla toksai klausimas, tai tu tada jeigu tau keli eurai labai daug. Jeigu kyla klausimas, ar reikia įstojant mokėti pinigų, tai tau nereikia stoti niekur. Tau nereikia to mokėti. Mano draugelis perka lėktuvą ir klausia, kiek kainuoja kūras. Tai sakau, tau jo nereikia. Tai va, žinai. Kiek ryja mocas, žinai, čia irgi absurdas. Tai va. Dar labai dažnas klausimas apie padangų pasirinkimą. Tai galite išsiplėsti. Nu, davai, ekspertai, aš tai nieko neišmanau apie tai. Žodžiu, per ilgą temą privačiai rašykit man, aš atsakysiu, ne problema. Už mane? Už mane, man tai nesunku. Aš turiu tikrai daug pavyzdžių ir turiu rekomendacijų pagal važiavimo stilių. Tai tikrai galite mane kreiptis. Manau, čia nėra tema apie ką kalbėti. Bus tai Instagram. Parašysim. Čia va tokį, va, ir uždėkit tokį išskrenda. Tai padangos, tai čia labai tokia... Nu gerai, o yra kokios nors tokios padangos rekomenduot gali, va, žmogų, nuo važiavimo stiliaus. Tu man parodyk žmogų ir parodyk mocą, aš pasakysiu, kokios padangos. Kuris važiuoja ne taip kaip mes, o jisai tiesiog važiuoja... Žiūrėk, Michelin Pilot Road. Gyvenime 5. Tokios nepirkčiau. Michelin Pilot Road 5. Ne tau čia padangų. Tai aš ant Dukačių buvau užsidėjęs Pilot Road 5. Jo, jeigu važiuoja čia per lietų ir panašiai, tai Pilot Road gerai.
Bet ir Bet jo šiaip labai gerai dėvis. Ta prasme, gerai tai turiu omeny, kad tu su jom normaliai gali nuvažiuoti. Aš, kaip pažiūrėjau, per lietų gyvenime nevažiuoju, tai pas mane yra visi semislikai ir aš, ką išbandęs, tai Superkorsos yra idealus variantas mano važiavimui, o kas važiuoja biškai paprasčiau, pasakykime taip, tai yra Rosso 4 arba Rosso 3. Man asmeniškai. Rosso 4, gerai. Rosso 3, gerai. Koks skirtumas? Padanga, tu su nauja ir sena vis tiek padarysi. Čia rašykit mocą, rašykit, ko norit ir Jonelis jums atrašys, nes čia, tai prasme, čia tema yra, čia gali išnekėti apie... Aš žinau, kokias... Raudas 5. Raudas 5. Nu, jis toks Kročia, daug protektorių. Jisai tinka viskam mūsų miestui, pagal mūsų tą visą, kaip sakyti, backgroundą. Ne? Tas, ta prasme, smėlis, lietus, mūsų kelias yra tikrai netinka slikam ir semislykam. Taip, super faktas. Taip. Nu, tu čia kalbėjai apie savo, išvažiuoji, šviečia saulė. Tu tik žiedė važiuoji. Šviečia saulė 30 laipsnių, išvažiuoji į seną Ukmergės, tai tu tokiom sąlygom. Važiuosi tik tai tiesiai. Eik, čia, ta prasme, ne, nu, Pilot Road, tai, prasme, ant bet ko gali ten dėti ant, nežinau, ant dabar jau 6 yra, tai turbūt dar geresnis. Nu, tai jo, tai gali dėti ant kokio, nežinau, Kawasaki versijas, gali ant Rero dėti ant... Vėlgi rašykit asmeniškai, patarsiu iš savęs. Matau, kad hui, tu patarsi jau ką. Tai va. Dar yra klausimų? Klausimai kaip ir baigėsi. Tai ką, norim padėkoti mūsų rėmėjim. Tai parduotuviai. Kas už nugaras? Kas ten parašyta? Nu jo, šiaip jie antras sezonas jau jie čionai. Tai Latvijai. Dude Bikes. Jie nuomoja, jeigu kamera pasuks polonėzus šitos. Jo, čia yra tokia kolaboracija pas juos, jie prekiauja Monsais ir kolaboruojasi su... Čia kur buvo servisas. Pankars. Jo, čia kažkas. Anksčiau. Čia kas, jo, buvo, ne, čia šitose patalpose, tai čia Opelio servisas buvo, man atrodo, jeigu aš neklystu. Autodina, jo, o va tenai toliau už durų, kitoj pusėje tenai buvo šitie, ten Husqvarna buvo. Prekiauja Sigvėjais, keturačiais matau. Tai yra, jo, Segvėjai, keturačiai, šitie mešai, 125, kas ten kalbėjo apie 125, nu, tipo, nieko ten ypatingo, bet tai irgi... Užvažiuokit į parduotuvę, duos ties drive jums pamėginti. O mums sakė litrinį keturatį, ar ką ten bagį duos, ne? 300 šiam arklių bagis. Aš tai norėčiau pamėginti tuos polonėzus. Bet sakė, kad su jais, tipo, žinai, jie sako, išvažiuoja, ten jie renginiams nuomoja, ten visokiems... Tai gerai, pas mus vien renginiai. Nu, tai jo, bet... Atidarimas, uždarimas. Jo, bet jis sakė, nu šiaip žiauri, varis, ten surengia, pavyzdžiui, ten 20 tokių važinai ir važiuoja, jie ten bekeliam kažkur ir taip toliau, žinai, bet po to sakė... Jo, bet po to sakė, čia servisas turi ką veikti, žinai. Buvo, čia kažkada servise jisai pakeltas ten ant keltuvo. Matau, ir moto džinsus pardavinėja, čia ir striukės, ir šalmus pardavinėja. Taip, antras... Tikrai užsukit, pasižiūrėsit. Nepirksit, bet apsižiūrėsit, jauki čia aplinka labai. Tam baras, matau, geras. Čia mes nuo ryto sėdim. Užsukom tik apžiūrėti. Ne, tai jo, bet jie jau Latvijai ten daug metų jie prekiauja šitais visais ir dabar čia atsidarė. Tai jau 2 metai. Tai pasižiūrėsim, kaip jiems čia seksis, turėtų viskas būti gerai, nes šiaip idėja kaip ir labai nieko. Ir tos patalpos viskas, čia vaibas geras. Čia dar... Vaibas tai tikrai geras. Aš sakau, čia tūsą padaryti, žinai, po ratuko, suvažiuoti čia, pavyzdžiui, geras variantas irgi. Tik polonėzus išvarykit, nes čia pas mus po tūsą gali jie išvažiuoti į gatves. Bet žinai, tu kai stumė tą polonėzą, tai žinai, lengviau negu Monika Herrera, taip, žinai. Tai žiūrėjau, sakau, tu atleistą rankinį. Tai va, tai jo, tai turim čia ir, nežinau, gerai čia gaunasi. Gera vieta, gera aplinka ir su šviesom, su viskom. Vytenio gatvė. Tai nežinau, jums neatsakėm į klausimus, kas buvo ne taip, nepykit. Gal kilo dar daugiau klausimų? Tai paliubom. Galite parašyti komentarų. Jo, prirašykit dabar heitinių komentarų. Gal komentarų, gal klausimų, gal viską. Čia kaip man, aš įdedu, tipo, ten apžvalgą, žinai, ir man komentaras, pavyzdžiui, duchas. Ačiū, kad žiūrit. Ir aš toksai, žinai, o ką man rašyti, jeigu žmogui tipo taip spaudžia. Ne, tai aš rašau, ačiū, malonu, kad žiūrit, žinai. Kaip sako, they hate you, but they follow you, žinai, tai tas irgi, tipo, duchas. Tai algoritmas vis tiek suveikia, nesvarbu, ką tu rašai. Tai aišku. Žiūrint į kitą podcastą, tai irgi laukiami klausimai, spėju.
šiaip kokios įdomios temos gal ką pakalbėti, kas aktualu jum, ką norėtumėm, gal kad padarytumėm. Vis tiek... Ne, nu vis tiek... Nesifotkinsim. Anksčiau... Vis tiek ateis sezonas, vis tiek pažiūrėsim su mocu, gal ten kažkokių, tai nežinau, pamokų ar šiaip apžvalgų kažkokių. Linelis turi visą savo kanalą apie mocu apžvalgas, mes galim kokias kitas apžvalgas padaryti, apie podcastą pakalbėti. Taip, žiūrėkit, subscribe, rašykit man tos komentarus, dukas, nedukas, vis tiek man tinka, žinai, taip svarbu, kad srautas tas didėtų. Žodžiu, jūs esat mūsų klausytojai, žiūrėtojai, tai jūs ir realiai... Ir nebūtinai klausimai, tai klausimai yra gerai, bet kaip tu sakai, klausimai, temos, užvestam temas. Kas įdomu, nes realiai mes tai šiaip... kaip ir žinom apie save, kaip ir viską, tai kas jums būtų įdomu išgirsti, pamatyti. Mes atviri pasiūlymam. Nu ką, tuo ir pabaigsim. Ačiū, kad žiūrėjot. Jo, smagu, kad čia susirinkom ir dabar leisim kas... Metus? Metus turbūt, jo. Kitas Laikomės tradicijos, kitais metais mėnesį leisim kažkur podcastą. Tai viskas, tai ačiū ir tada iki kito podcast'o. Ačiū, kad žiūrėjot ir... Taip. Like, subscribe, follow. A, jo, šitą reikia būtinai. Like, share, subscribe. Ir komentuokit. Komentuokit. Kuo daugiau komentarų, tuo geriau. Susimatysim kitam podcast'e. Ciao.